Sveiki, esu Daiva ir rekomenduoju pažiūrėti šiuos 3 kino pavasario filmus. Francas. Filme nuskamba toks įdomus faktas, kad vienam išlikusiam Franco Kafkos parašytam žodžiui priskiriama 10 milijonų parašytų kitų. Skirtingai negu jau egzistuojantis biografiniai filmai apie Francą Kafką, šis Agnieszkos Holland filmas yra tikrai kitoks, nes ji pasirenka Francą Kafką pristatyti ne pavardo vardu. Tai leidžia mums pamatyti ir pažinti Kafką labiau kaip žmogų. Rekomenduoju taip pat pažiūrėti filmą Mažoji sesė. Fatima yra gera mokinė, gera dukra, mėgsta skaityti knygas, studijuoja Koraną, sportuoja, mėgsta futbolą ir mėgsta merginas. Šį pomėgį Fatima bando slėpti kuo labiau, kad netgi priedangai turi vaikiną. Tačiau vis didėjantis potraukis moterims Fatima nustumia į tokią tikrai komplikuota ir nepavydėtina situacija, kurioje ji pamato, kiek turi skirtingų savo asmenybės dalių ir tai tampa didžioji vidinė drama. Vandens chronologija. Kristen Stewart, perskaičiusi Lidijos Juknevič memuarus pavadinimu Vandens chronologija, iš karto pasakė savo, kad čia yra būtent tai, apie ką aš noriu pastatyti savo debiutinį filmą. Su šiuo filmu Kristen Stewart debiutuoja kaip režisierė ir lygiai taip pat kaip ir knygoje sąmoningai atsisako linijinio pasakojimo būdo. Jeigu filmas nepasiduoda laikui, kurį mes suvokiame ir pagal kurį gyvenam, jis pasiduoda vandeniui, nes jis veikia taip kaip vanduo. Visi įvykiai maišosi taip lengvai kaip vanduo ir visomis kryptimis.